Rėmėjas geri nauji lietuviški dažai Stiklo Keramik. Viens danser inconnu, je veux danser avec toi. L'amour nous unira. Vėlgi, pelėtės lieko kombinacija ir jauko likučiai. Arė knisa vyrai iš peties, po truputį stambėja. Na, tikiuosi pasikvies ir tėvelių, ir mamyčių ir viskas šiandieną mums pasiseks. Didėja, jie didėja. Jeigu esate nepažįstamame ežere ir tiesiog neturite valties arba kažkokio tai stacionaraus su valtimi echoloto, tai labai yra pravartus daiktas diperis. Kas dar nežino, tai yra lietuvių gaminys, kuris yra tikrai universalus, tiek iš valties galima dabar naudoti, tiek ir nuo kranto. Na ir tiesiog prisirišus prie meškerės, galima kažkokį rimtesnį įrankį turėti, arba aš naudoju tą pačią, kur ir žvejoju meškerę. Užmetame apie 40 metrų komunikuoja su telefonu šitas echolotas, taip kad galite 40 metrų atstumą pasitikrinti. Užsimetat ir iš lėto traukit, reikia žiūrėti, ką rodo. Tarkim, jeigu iš pradžių aš kaip visada tai prasitraukiu greičiau šiek tiek, pasižiūriu apskritai kokia situacija, koks gilis ar tinkama vieta pradėti žūklę. Gražus labai dugnas. Va čia aš ir kažkur tai klipsuočiausi meškerę, gilį atstumą ir tiesiog perkabinęs šėryklą. Mano šėrykla atsidurtų jaukinimo va šitoje zonoje, kur yra pakankamai lygu, 4 metrai, pats tas karšių gaudymai. Toliau jam praplaukus. O, prasideda duobė ir gilis ženkliai krenta.
ir kalnai. Ir vat, reikia tokiose vietose prieš tokias duobės, kur lygų, gražu, karšiai tokiose vietose ir mėgsta laikytis. Aš toje vietoje rekomenduočiau tokie vat, jaukinti, kur yra stalas. Savaime suprantama, šiandien aš to nedarysiu, nes aš jau tai padariau ir aš šitą ežerą puikiai pažįstu, dėl to nesivadovausiu tikrai prietaisu. Tačiau kas atsidurite prie nepažįstamo telkinio, tai tikrai pravartus yra prietaisas. Galima puikiai išsiskanuoti tiek dugną, tiek netgi pasižiūrėti, ar yra žuvų ir susirasti savo žvejybinę vietą. Pirma, prieš jaukinant, kaip visada, ramybė būna ežere, nieko nesimato, negyvos dvasios atrodo. Startinis jaukinimas ir po keletas minučių, pakankamai greitai, 5-10 minučių, pirmosios, aišku, prisistato kuojos, raudės, nedideli plakiukai, zuja, veiksmo pilna. Po kiek laiko tai dėmesį pradeda atkreipti ir stambesnės žuvys. Kasgi ten sujudimas, kas vyksta per puotą ir po truputį jau pradeda rinktis kokie 20 minučių, pusvalandžio, ežeras ežerui nelygus ir vieta vietai ir karšiai. Iš pradžių mažesni pirmieji, po to didėja ir jeigu kažkur gaudysite ir jaukinsite reguliariai, tai aš manau, kad kokių 2, galbūt 3 dienų bėgyje galite tikrai sulaukti jau įspūdingų laimikių. O jaukinant tokiais jaukais, kaip mes jaukinam, aukštos kokybės, kvapniais, agresyvesniais, žuvį galima prisivilioti kur kas greičiau. Ir kas tikrai neturi daug laiko sėdėti ant ežero savaitėmis, tai rekomenduoju atkreipti aukštos kokybės jaukus. Jie tikrai yra veiksmingesni, ne veltui jų yra tiek prikurta ir ne veltui sportininkai varžybose juos naudoja. Tai tikrai kur kas greitesnis būdas prisišaukti žuvį į savo žvejybos vietą. Matau, kad į vieną laidą sudėti visos informacijos tikrai neišeis ir priėmiau tokį sprendimą, kad šiandieninę mūsų laidą ir šiandieninę žūklę baigiame.
susitiksime kaip visada po savaitės tuo pačiu metu, tačiau po savaitės matysite šitos laidos tęsinį ir šiek tiek dar daugiau informacijos apie karšių gaudymą dugninę meškerę, būtent su minkštosiomis Timar Mix pelėtėmis. Taip, kad susitiksime jau kitą savaitę tuo pačiu metu. Rėmėjas geri nauji lietuviški dažai Stiklo Keramik. Viens danser comme